Gediminai, kaip jūs vertinate šios dienos rungtynės? Rungtynės vertinčiau vipusiškai. Pirmą kėlinį žaidėm disciplinuotai, dominavom rungtynės ir turėjom rezultatą. Antram kėliniui prasidėjus, situacija šiek tiek pasikeitė, gavom geltoną kortelę. Gavom keletą traumų, savo pagrindinius žaidėjus praradom ir tai atsiliepė rezultatui, aišku. Bet išlaikėm spaudimą iki varžybų galo ir varžybų galas tik tai buvo, kaip sakyt, loterijos biletas. Šią dieną laimėjo jį priešininkų komanda. Tai su kuo ir sveikinam juos, bet mes kovėmės iki galą, ačiū komandai, žaidėjai tikrai kovės iki paskutinės minutės ir mes dar sukovosim, tai norėčiau dar pažymėti Lietuvos teisėjų turbūt, kaip čia pasakyti, kokybę. Turėtų būti šiek tiek organizuotesnį. Teisėjai turėtų kontroliuoti žaidimą. Šiai dienai to nebuvo. Kaip bebūtų gaila, mūsų komandai tai atsiliepė irgi ir prisidėjo prie rezultatų. Ačiū už interviu.